Šiandieną Vaižganto mokyklo yra priešgaisrinės saugos diena. Žinom, kad šita mokykla labai daug dėmesio skiria vaikų saugumui. Tai dėl to su malonumu sutikome jiems padėti, pravesti teorinę paskaitą, o po to patikrinsim, ant kiek jie įsiminė tai, ką mes išmokom, nes vyks ir evakuacinės pratybos. 12 valandą prasidės pamoka ir matyt tuo metu kažkur tai kažkoks tai toks menamas gaisras prasidės. 12:10 jį pastebės mokyklos administracija, įjungs sireną, kuri reikš, kad yra pavojus ir reikia evakuotis. Tada mes manom, per 5-7 minutės visi turėtų išeiti į lauką, tam tikrą privatą teritoriją per savo kelius, čia žinome iš kelių korpusų. Ir paskui jie visi susirinks, susiskaičiuos ir pamatys, kad trūksta kelių mokytojų. Viena iš jų ten bus direktorio pavaduotoja ir dar mokinys vyresnis. Ir tą pastebės, reikės gelbėti. Čia toje vietoje, kur tas židinys gaisro yra, dūmai kils. Jie bus atkirsti nuo evakuacinių kelių. Per langą su bokšteliu bus iškelti. Mokiniai iš klasių evakuoti per 6 minutes. Vidutiniškai mokyklo evakuacija trunka 10 minučių. Labai dažnai mokiniai prisimena kažką, kad paliko klasėje, grįžta į klasę, labai nori grįžti į klases, veržiasi ypač mažesni vaikai. Aišku, kai yra žinomas gaisras, tai jie būna sustriukę, jeigu darai nežinoma, tai dar visi puola bėga ieškoti, kur yra striukės, nors tai jau nebeturėtų daryti tokių pagrindinių klaidų.